Liuks. Pasiruoš. Sveiki, Rokai. Sveiki. Ar jaučiatės pailsėję po 2 savaičių nuo ralio? Nežinau, ar būtų galima tai pavadinti poilsiu, bet taip, su naujom mintim ir naujom idėjom. Ką nuveikėte per tas 2 savaitės? Nuveikėm daug, labai daug. Kaip žinom, paskutinėse varžybose Lazdijuose mums susprogo variklis, tai turėjom daug veiklos. Teko keisti visiškai naują variklį, nes tiesiog fiziškai sutvarkyti nebėjo, nes viskas sulūžo, kas galėjo sulūžti. Tai prie to paties atsinaujinom ir greičių dėžę. Įsigijome sekvencinę sportinę čekų gamybos dėžę. Ir tai kaip ir atsakymas turbūt, ką veikiam tas 2 savaitės, kad neilsėjom. Ir kiek pinigų investavote visą tai? Pinigų daug, rėmėjai prisidėjo ir turim tą, ką turim. Supratau, ačiū ir linkiu sėkmės. Dėkui. Sveiki, Martynai. Labą dieną. Kaip sekėsi susirašyti greičio ruožus? Čia blogai. Ar patiko greičio ruožai susirašymo metu? Patiko. Ir ar sunki trasa nusimato jūs? Kaip ir kiekvienos trasos, jos savotiškai sudėtingos yra. Taip ir šitos. Bus ir lėtesnių, ir greitesnių vietų. Bandysim išspausti, ką galim geriausia. Supratau, ačiū ir linkiu sėkmės. Ačiū. Gorilla Burgers Racing Team 89 starto numeris, Rokas Markovičius ir Martynas Masaitis Subaru Impreza automobilis. Gero starto, vyrai, ir gero finišo jums, svečių klasė, Subaru Impreza automobilis startavo. Sveiki dar kartą, Rokai. Sveiki. Antrame greičio ruože atvažiavote 15 iš 90, kaip jaučiatės? Šiaip, kaip pamatėm rezultatus, vis tiek dabar esam regrupė, turim 20 minučių, tai atsigerimas, poilsis ir vis tiek, įdomu pasižiūrėti, kaip sekas mum, konkurentam, draugam. Bet realiai nepatikėjau, kai man pasakė, kad atvažiavom 15, reiškia, darom gerai. Žinoma, visada galima daryti geriau, bet nereikia persistengti, nes tada nepasieksim finišo. O taip, tai pirmam greičio ruože pusę greičio ruožo važiavau pačiu minimaliausiu režimu, nes įsigijome sekvencinę greičių dėžę, prie kurios pripras turbūt metam reikia to, o ties pirmu greičio ruožo viduriu jau pajutau, ką jau bent daugmaž reikia daryti. Antram sekės dar šiek tiek geriau ir tą rodo rezultatas. Ir kaip jaučiatės automobilyje po programos perrašymo? Iš tikrųjų labai gerai, ačiū visi, kurie padėjo komandai, šeimai ir žmonėm, kurie dirbo naktimis prie mūsų automobilio, taip pat ir mes ir Martynas. Tai tikrai džiaugiamės, nes automobilis dar nei kartą taip nevažiavo. Mes gal norėjom, kad jisai važiuotų geriau, bet techninės galimybės neleido mums važiuoti greičiau. O dabartiniai rezultatai, greitis ir visi kiti dalykai, manau, atsako puikiai šitą klausimą. Ačiū. Dėkui.
Tai sveiki dar kartą, Martynai. Labą, labą. Antrame greičio ruože atvažiavote 15 iš 90. Kaip jaučiatės? Šiaip nuostabiai. Pirmas greičio ruožas toks apšilimui buvo, antram jau galėjom spustelt, žinojom kaip ką, prisiminėm ką daryt abiem. Šiaip fainai, rezultatas stebina. O kaip pati trasa buvo sunki? Savotiškai sudėtingai susirašymo metu atrodė lengviau, bet taip nebuvo. Daug vingiuotų keliukų buvo? Buvo tikrai vingių nemažai. Kelinti tikitės dabar atvažiuoti? Oi, tikrai nežvelgiant į tolį į priekį, bus kaip bus. Ačiū. Gerai, kairys 3 ir dešinys 2-3. Kairys 3 ir dešinys 2-3 nuokalnė. 2-3 nuokalnė, 50 kairys 2. 50 kairys 2. 50 kairys 2 ir kairys 3. Kairys 3 ir kairys 3. Kairys 3. 50 kairys 1, 2. Kairys 1, 2 ir dešinys 2 įkalnė. Dešinys 2 įkalnė ir dešinys 2. Dešinys 2. 50, dešinys 3 nuokalnė. Ir kairys 2. Ir dešinys 4. Dešinys 4 įkalnė, kairys 2. Įkalnė kairys 2, tramplinas tiesiai, 50, kairys 2-3. Kairys 2-3, įkalnė. Įkalnė, tramplinas tiesiai, 50, kairys 2. 50, kairys 2. Ir kairys 3-4. Kairys 3-4. Ir dešinys 2 ir kairys 1. Kairys 1 ir dešinys 4-5 atsargiai. 5 atsargiai. 50 kairys 1 ir dešinys 2. Dešinys 2 ir kairys 2. Dešinys 2-3. 50 kairys 2-3. Tiesiai, tiesiai, tramplinas tiesiai, 50 kairys 2. 50 kairys 2, tramplinas tiesiai. 50 kairys 2. Kairys 2. Ir dešinį kairys 2. Kairys 2. Dešinys 2-1. Dešinys 2-1. Šikanas iš kairės. Matau? Kairys 1 ir dešinys 1. Dešinys 1, 50, dešinys 1, tramplinas tiesiai. Ir dešinys 1. Ir dešinys 4. Ir dešinys 3. Tramplinas tiesiai, 50, kairys 1, 2. Kairys 1, 2 ir kairys 2. Kairys 1, 2 ir kairys 2. Dešinys 2. Dešinys 2. 100 kairys 1. Kairys 1 ir dešinys 2. Dešinys 2. Dešinys 2. 50 kairys 1 ir šikanas iš kairės. Kairys 1. Šikanas iš kairės. Važiuok. Na, Martynai, tai sveikinu užbaigus sėkmingai ralį, kaip jaučiatės? Labai gerai, labai fainai.
emociškai labai gerai. Ar galite patikėti tokiais aukštais rezultatais? Iš tikrųjų dar ne. Iš tikrųjų dar ne. Iš tiek dalyvių pabūti į 10, kad yra kažkas wow. Neina apsakyti žodžiais. Buvo kokių klaidų iš Roko pusės? Aišku, kai buvo ir mano, ir jo klaidelių. Menkų tokių, bet mūsų rezultatui, kaip matom, labai didelės įtakos kaip ir nepadarė. Ir kaip jums Zarasų mini ralis? Super. Viskas buvo super. Ar dalyvausite Kelmėje? Žinoma. Supratau, ačiū ir sėkmės linkiu Kelmėje. Ačiū. Iki. Tai sveikinu sėkmingai užbaigus ralį, kaip jaučiatės? Pagaliau, laimingi. 3 ralis bent iš eilės, kurį finišavom. Nes pirmam gedimas, antram dar didesnis gedimas, o dabar jau labai smagu. Ar buvo iškilusi kokių problemų? Ne, problemų neiškilo jokių, mašina važiuoja super, susitvarkėm, variklis, dėžė, nežinau, ką šiuo metu galim geriau padaryti. Kaip jums patys greičio ruožai? Labai smagu, labai greita, daug mažų posūkių, bet kai kurie posūkiai kainuoja brangiai. Tai matėm, kaip kitiem baigėsi, tai nedaug dievė. Dalyvausite Kelmėje? Tikrai taip. Sveikinu, ačiū. Dėkui. Sveiki, Tomai. Labą. Kas nutiko Kėdainiuose ir Lazdijose? Ten buvo vaizdų. Kėdainiuose sudegė laidynas, kurio negalėjome sutvarkyti vietoje, o Lazdijose dar geriau atsitiko, sudegė stūmoklis pirmam greičio ruože. Ir ką darėte? Ta dieną nieko, namo važiavome per laisvas 2 savaitės, pasikeitėme variklį, tai to pačiu ir greičio dėžę pasikeitėme. Ar užteko laiko pilnai sutvarkyti automobilį? Pakankamai. Ką pakeitėte automobilį? Tai kaip ir sakiau, variklį pakeitėme į naują, ne naują, gerokai naujesnį ir visiškai naują greičio dėžę sekvencinę iš Čekijos. Ar džiaugiate savo komandos rezultatu? Šiai dienai taip. Ačiū. Prašom.